Man rytas, jum galbūt vakaras, aš šiandien būsiu piktesnis, pasirašiau su lapeliu, žiūrėsiu, bandysiu žiūrėti kamerą, kad žiūrėčiau jūs, o ne kažkur tai į sieną kaip įprastai. Žodžiu, buvo tokia istorija ant dienų, kad aš bendravau su viena draugė ir norėjau jai parodyti, kokius slaptinkopius galim padaryti. Ir prisiminiau vieną pavyzdį ten senos pažįstamus. Ir užėjau į senos pažįstamos tinklapį, nukopinau linką, nusiunčiau aną ir pastebėjau, kad neveikia ikonkos. Ir galvojau, būsiu aš normalus, geras, tvarkingas žmogus ir parašysiu jai, kad pastavė ten neveikia kažkas. Ir aš taip ir padariau, nusiunčiau ir matau sin ir matau, kad pataisė. Bet nematau ačiū, nematau ačiū, nematau, blėt, ponia, ačiū, kad pasakėt, blėt, tu ahujeva, ta prasme. Galėtų bent kažkokį žodį tart, plus aš nesu visiškai kažkoks random žmogus, jinai mane pažįsta, jinai mane labai gerai pažįsta, kažkadaise aš daug savo laiko skyriau, kad padėti tam tikrose sferose ištobulėti. Ir jeigu jinai mato šitą video, jinai tokia dabar sėdi ir galvo, toj bus tas momentas, kai hujovo reklama vis tiek reklama. Ahoj tie vrot, o ne gera reklama. Vat nieko aš nereklamuosiu, aš nei žodžio, nei vardo, net nemioko nepasakysiu, kas tai per žmogus. Į akį, her tie vrot. Ir žinot, ką aš geriau papasakosiu? Aš papasakosiu, ką jinai man vizualiai primena, nes ne priminė, o primena būtent. Nes kai aš nuėjau į 1 klasę, ten buvo pana vardu Vika, bet kad nepazorint jos ir nepazorint jos vardą, mes pakeisim vardą iš Vykos į Pika. Bus ne Vika, o bus Pika. Vadinsim ją Pikusė, kaip Pikachu, tik sudėjimas body positive. Žinot, kas yra body positive? Čia kai ryji kiek nori ir tipo tu platėjai iš šonus ir tau niekas proto neapisa, nes tu body positive, tipo tau to insultas, infarktas, bet tu vis tiek pozityvus. Ir 1 klasė, aš ateinu į 1 klasę, ten rugsėjo gal 2 ar 1, aš neatsimenu, per rugsėjo 1, man atrodo, aš sirgau. Pridursiu tai, kad aš, kadangi esu vyras, kadangi stipraus sudėjimo, tvarkingas, 1 klasėje aš svėriau kažkur 20 kg, o Pikusė svėrė kažkur 120 kg. Ir aš atėjau į klasę ir mokytojas sako, eik atsisėsk su Pikusė. Ir aš žiūriu ir, blėt, nėra kėdės. Nes jinai sėdi per 2 kėdės ir toj suolas surys. Ir mokytojas sako, Zbignevai, tu zaibala, eik sėsk į vietą savo, eik į 1. Ir sakau, blėt, mokytoja, da jūs ahujėlį, sakau, o kur man sėst, jūs pasižiūrėkite, jau suolo neliko, jau 2 valgo iš galo, jau to ir ten žmonės kartu suvalgys. Ir mokytoja pasižiūri, sako, ant kelio atsisėsk. Ir Pikusiai kažkas strėlino į galvą, kad ne man ant kelių savo atsisėst šalia jos suolo, kurį jau suvalgė, o kad jai atsisėst ant mano kelių. Bet, ta prasme, jūs įsivaizduokit, aš sveriu 20 kg, metras ūgis mano, 90 cm kažkur ūgis mano ir 15 kg svoris, o Vikusė 125 kg ir jinai nori man ant kelio atsisėst. Aš žiūriu į mokytoją, sakau, mokytoja, da jūs jibanuos, sakau, jūs pasižiūrėkit, kokie nahui gabaritai, sakau, man hujova, aš noriu į tualetą. Ir nahui aš išėjau į tą tualetą, nes, tiesiog jau bloga buvo, aš negalėjau. Kai aš grįžau, žiūriu, Vikusė jau baigė, ta prasme, jau 400 kg susirinko, nes jinai visus klasikas buvo ten, jau suėdė, jau žinot, kaip būna per kompiuterinius žaidimus, ypač per Resident Evil, kai bossas pradeda augt labai staigiai, labai greitai, tai Vikusė irgi su tokia genetika, kad vieną bandelę suvalgo jau, išplatėjo ir dar metrą iš šoną. Ir aš pasižiūrėsiu į lapelį, kad neužmiršt, ką aš sakau, nes aš galiu užmiršti dalį kokią nors,
Aha, šia, blėt. Čia tai parašyta lapelėje. Vat, skaitykit. Aha, šia, blėt. Tak. Sudėjimas. Vykusė, pikusė. Vadinsim pikusė. Pirma klasė, pirma trauma. Gabaritai. Pirmas suvas jau suėdė. Noras pasidėti ant kelio irgi. Ai, cepelinų dieta plus kompotas. Kadangi pikusė buvo body positive ir jinai norėjo būti tvarkinga, kaip ir visos panos, jinai laikėsi dietos. Jinai vaikščiojo į valgyklą, per trumpą pertrauką suvalgydavo 4 cepelinus plus litrą kompoto. Per ilgąją pertrauką, aš manau, jinai suvalgydavo pusę valgyklos. Žmonių, suolus, ta prasme, viskas tai, kas valgoma, kas nevalgoma, viskas, kas jai burna tilpo, jinai tiesiog rydavo. Dar čia parašyta Golf 3 su šeima į auto. Ką tai reiškia? O tai reiškia, kad pikusė, kai suaugo, nes jinai augo greitai, subrendo, bet, žodžiu, tas subrendimas tik į plotį. Žodžiu, jinai laikėsi teisės ir jinai išsilaikė. Aš neatsimenu, iš kokio bandymo jinai išsilaikė, bet kažkokiu būdu išsilaikė. Galbūt suvalgė tą čuvaką, kuris tipo mokina instruktorių, arba pagrasino, kad jo šeimos valgys kažkas tokio ir gavo kažkaip nelegaliai tas teisės. Ir vieną dieną aš stoviu stotelėj ir matau, kaip jinai važiuoja su savo šeima Golfe 3, o jos šeima tai mama dvigubai didesnė už ją, ir teta ten 1,5 karto už ją didesnė, nes tetai tiesiog nelieka maisto, nes jos dvi ten sukemša viską. Ir jos važiuoja su Golfu 3 kažkur 50 km/h greičiu ir, kaip mes visi žinom, traukiniui stabdyti yra labai sunku dėl jo svorio, nes kuo daugiau svorio, to sunkiau stabdyti, nes prailgėja stabdymo kelias. Ir vykusė pamatė autobusą kažkur už 200 metrų ar 300 metrų ir staigiai nachus stabdo per stabdžius. Bet kadangi tokie gabaritai, plus Golfas nulinkęs biškiai į šoną, kaip šla, taip ir pašla tiesiai į autobusą. Piso į galą į autobusą, supiso ten lempas, supiso savo kapotą, iš Golfo nieko neliko, remontui nepadlėžyti, iš karto na svalką. Ir ką, vykusiai teko vaikščioti pėsčiom ir vieną kartą pikusė į parduotuvę ar kur, jinai užkliuvo už plytelės ir bekrisdama nutrenkė mašiną. Mašina irgi remontui nepadlėžyti, vairuotojas nukentėjo, turėjo gaisrininkai jį traukti iš ten. Ir pikusė nusprendė, kad reikia būti atsargesniai. Ir plus, aš nežinau, kas jau užėjo, jinai nusprendė, kad jinai, kadangi ant tiek body positive, jinai nusprendė, kad reikia dar, ir pradėti rūkyti. Ir aš vėlgi, kadangi aš biednas, aš neslėpsiu, aš biednas, aš mašinas neturiu, aš vairuoju 2 savus, pirmas, antras, kartais dviratį gaunu, o dažniausiai aš vairuoju autobusą. Nevairuoju, mane veža ličnas autobusas, 19 nuo stotelės iki stoties. Ir aš stoviu stotelį ir žiūriu, ateina pikusė, įsitraukia cigaretę, išmuša iš pakelio, paima į burną, įsistato ją. Ir aš suprantu, kad autobusas jau privažiavo, kad mums jau lipti į autobusą. Ir pikusė tokia nichuja, įsitraukia zažigalką, užsidega cigaretę ir jūs įsivaizduokit, visą nachų sutraukė per kartą, taip. Ir cigaretės neliko. Plaučiai, aš nežinau, kaip pas dramblį turi būti. Ir jinai užeina autobusą ir laukia nachų, kol durys susidarys. Ir aš žiūriu ir galvoju, blėt, kaip tu sugebėjai visą cigaretę sutraukti ir visą tą dūmą savį, ta prasme, aš nežinau, perdirbti degonį, aš nežinau, ten į ką perdirbo tą dūmą, bet nichuja, jinai palaukė, kol durys susidarė ir vykusė tokie. Ir visi mes kaip pirti, blėt.